Sveiki atvykę į Sauga 365 akademiją. Šiame epizode sužinosite, kaip priskirti kursus darbuotojams, nustatyti kursų užbaigimo terminus, priskirti periodinius kursus, naudoti skirtingus kursų priskirimo pasirinkimus ir konfigūruoti priminimus. Prisijungę prie Sauga 365, kursų priskirimus galite valdyti spustelėję priskirimų piktogramą esančią pagrindinėme meniu. Pirmajame skirtuke darbuotojai matysite informaciją apie aktyvius darbuotojus. Rodoma informacija gali skirtis priklausomai nuo jūsų rolės organizacijoje. Skirtuke darbuotojai pateikiama darbuotojo paskyros sukūrimo data, personalo kodas, pareigos, skyrius ir vadovas. Skirtuke darbuotojai galite naudoti išskleidžiamąjį meniu paieškos metodui pasirinkti. Darbuotoją, kuriam bus priskirtas kursas, galite ieškoti pagal vardą arba pareigas. Naudodami paieškos lauką, įveskite darbuotojo vardą arba pareigas, kad jį rastumėte. Darbuotoją galite pasirinkti pažymėdami žymimąjį langelį šalia jo vardo. Vienu metu galite pasirinkti kelis darbuotojus, spustelėję puslapio selektorių arba lentelės veiksmuose pasirinkę pažymėti visus. Puslapio selektorius pažymi visus elementus viename puslapyje, o lentelės veiksmas pažymėti visus pažymi visus elementus visuose puslapiuose. Pasirinkę darbuotoją, spustelėkite mygtuką Kursai. Skirtuke Kursai, kursų sąraše pateikiamas kurso pavadinimas, tipas, kategorija, versija ir autorius. Sąraše galite pasirinkti kursus, kurie bus priskirti darbuotojui. Pasirinkite kursus pažymėdami žymimuosius langelius šalia jų pavadinimų ir spustelėkite toliau. Užduočių juodraščių generavimo lange galite stebėti juodraščių kūrimo eigą, o pasibaigus generavimo procesui spustelėkite rodyti juodraščius. Nustatymų skydelyje spustelėkite išsaugoti nustatymus, tada spustelėkite priskirti visus. Jei norite priskirti tik pasirinktas užduotis, pažymėkite jas žymimaisiais langeliais šalia jų pavadinimų. Tuomet taps pasiekiamas mygtukas Priskirti pasirinktus. Baigus priskirimo procesą, spustelėkite mygtuką Pabaiga. Užduotys buvo sėkmingai sukurtos. Norėdami išsamiau sukonfigūruoti užduotis, atidarykite nustatymų skydelį užduočių juodraščių paruošimo žingsnyje. Čia galite nustatyti užduočių atlikimo terminą, pasirinkdami termino pabaigos datą. Norėdami įjungti periodinį kursų kartojimą, įjunkite parinktį Periodiškumas ir nurodykite kartojimo intervalą mėnesiais. Nustatymų skydelyje taip pat galite leisti naudotojams atsisiųsti kurso medžiagą arba praleisti kurso medžiagos puslapius. Galite įjungti kurso užbaigimo patvirtinimą. Šis nustatymas reikalaus darbuotojų patvirtinti, jog suprato išklausytą kursą ir sutinka laikytis jame pateiktų nurodymų. Taip pat galite įjungti pranešimus ir leisti darbuotojams pateikti atsiliepimus. Skirtuke Patvirtinimai ir atsiliepimai galite įjungti patvirtinimus ir pasirinkti numatytąjį arba pasirinktinį patvirtinimo tipą. Pasirinkus pasirinktinį tipą, galėsite įvesti savo pranešimą, kurį darbuotojai matys patvirtinimo žingsnyje. Taip pat galite įjungti atsiliepimų rinkimą ir nurodyti, ar atsiliepimai bus siunčiami jums, darbuotojo vadovui, ar pasirinktu elektroninio pašto adresu. Skirtuke Pranešimai galite įjungti pranešimus, įjungdami parinktį Pranešimai. Galite pasirinkti, ar pranešimų kopijos bus siunčiamos jums ir arba darbuotojo vadovui. Taip pat galite pasirinkti, ar pranešimas bus siunčiamas iš karto po naujų užduočių priskirimo, pridėti papildomą pastabą, kuri bus įtraukta į pranešimą, ir redaguoti jos tekstą. Norėdami peržiūrėti galutinę pastabos išvaizdą, spustelėkite Peržiūros piktogramą. Taip pat galite įjungti priminimus apie artėjančius kursų atlikimo terminus ir pasirinkti, prieš kiek dienų iki termino darbuotojas gaus priminimą. Galite įjungti antrą ir trečią priminimą bei pridėti papildomą pastabą kiekvienam iš jų. Taip pat galite įjungti priminimus apie laiku neatliktas užduotis, kurso turinio pakeitimus ir kurso atlikimo termino pakeitimus.
Baigę konfigūruoti užduotis, spustelėkite Išsaugoti nustatymus, tada spustelėkite Priskirti viską, kad priskirtumėte visas užduotis, arba Priskirti pasirinktus, kad priskirtumėte tik pasirinktas užduotis.